kažkoks žmogus, kuris kažkada arba visai neseniai buvo labai motyvuotas ir veržlus ir panašiai, ir tiesiog kažkuriuo metu tas pasikeitė, tos energijos nebėra, yra daug inercijos, kažkokio tokio darimo, galbūt dėl darimo, pradeda trūkti vizijos, tiesiog bendrai užstrigimo jausmas. Kažko tai reikia kito, bet nežinai ko, apninka abejonės, beprasmybės tas pasijausmas. Tai šitie tokie kaip ženklai, ar ne, kurie rodytų, kad šita programa yra aktuali. Mes sukuriam rėmą, kur tos yra kaip temos, žodžiu, kaip užstrigimas, ar ne, neryžtingumas, abejonė, baimė. Tai yra tokios temos, jos yra universalios. Tai reiškia, kiekvienas iš mūsų gali save atpažinti, kažkas jam rezonuoja iš to. O tada kas jau rezonuoja jų pačių gyvenime yra kiekviena labai asmeniškas dalykas. Tai šiuo atveju tai ta kelionė neišvengiamai yra vidinė kelionė kiekvienam. Jis gali būti kažkuo panaši, kažkuo bendra, galbūt yra dalykai, kurie atsikartoja, bet jinai neišvengiamai turi būti labai labai asmeniška. Tai reiškia, kad pats žmogus ją pats įprasmina, ką jam reiškia užstrigimas konkrečiai, ką jam reiškia neryžtingumas, ką jam reiškia tiesiog baimė, ko jis bijo.